Labą dieną. Šiandien norėčiau parodyti, kaip buvo ginkluotas eilinis lietuvių bajorėlis, smulkusis bajoras. Tokie bajorai suvažiuodavo į bajorų susirinkimus, seimelius, jie rinkdavo atstovus į Seimą ir kaip taisyklė viso to bajoro skirtumas, to smulkaus bajoro skirtumas nuo valstiečio buvo tame, kai jis buvo laisvas, turėjo politinės teisės ir viena iš tų teisių, kai jis turėjo galimybę nešioti ginklą. Ginklai jų buvo, kadangi tai nebuvo žmonės labai turtingi, tai ginklai nebuvo labai įvairūs ir svarbiausias lietuvio bajoro ginklas tai buvo visada karabela. Va šitas kardas vadinasi karabela. Šitie kardai skiriasi nuo visų kitų kardų, kokie tik yra buvę pasaulyje, turi ganėtinai aiškiai išreikštą savo, sakykime, charakterį, savo estetinės savybės. Viena iš šitų charakteringas bruožas yra tos rombo formos kryžmos prie gardos ir rankenos. Jos yra skirtos, kaip matot, užfiksuoti makštį. Makštis lyzdavo taip ir iš abiejų pusių ją tą kryžmą apspausdavo. Ir dar svarbus lietuviško kardo skirtumas skiria net nuo lenkiško, būtent šitą kilputę, matot? Nuo šitos kilputės eidavo iki rankenos galo tokia grandinėlė. Jos čia aišku nebėra už to vietoje. Deja. Tai va. Kardas nėra didelis, tik apie 80 centimetrų. Jis yra kaltas. O, kaip rankai guli. Matot? Va šitaip. Na ir kadangi vien kardo yra mažoka, bet to kardas yra toks reprezentacinis ginklas, šalia dar turėjo tokius kirvelius. Jie ganėtinai nebrangus, būdavo ir tais laikais padaryti. Bet kirvelis, turiu pasakyti, yra labai smagus daiktas. Medis, aišku, yra žymiai vėlesnis. Matom, kaip užfiksuota. Kirvelis yra labai smagus, labai gerai galima jį sukti, galima įvairius dalykus daryti. Tikrai kariauti su tokiu kirveliu, tai yra vienas smagumas. Bet aišku, charakteris tai kas padaro bajorą bajoru, tai yra galimybė turėti šitokį kardą, kuris vadinasi karabela. Iš tikrųjų, sunku taip vienareikšmiškai išreikšti visus jausmus, kurie apima žmogų, kai tu paimi tokį kardą. Yra tokia Visockio daina Baladė apie knygos vaikus. Ir ten tokios eilutės yra, kad spausdamas rankoje tėvo kardą, tu stoji į kovą su blogiu, pykčiu, melu ir bandai jį nugalėti. Tai kai laikai šitokį kardą rankoje, tai iš tikrųjų vis tiek tai yra mūsų istorija, ne kažkokia svetima istorija, tai yra mūsų reikalai. Tai va. Tiek.